Sveiki, gerbėmieji. Labą dieną. Romas pasiūlė man šiandien temą. Sako, aktuali. Ir jinai tikrai aktuali, žinau pats. Apie ką kalbėkime? Žmonės ieško koloninių medžių. Tai mes pabandysim apžvelgti šitą temą. Kad jums būtų vis dėlto aiškiau. Kas yra koloniniai medžiai? Ar tas koloninis medis, kurį vadina koloniniu, iš tikrųjų yra koloninis ar ne? Kas Ar tenai toliau užaugs? Ar tai yra žemaūgis medelis, ar tai yra glaustašakis. Dabar... Jo. Tai Pirmą kartą straipsnis apie koloninės obelis buvo žurnale Nauka ir Жизнь, mokslas ir gyvenimas 86 metais. Tie, kurie gimė Tarybų Sąjungoje, tą atsimena. Mane medalinė, pirmieji koloniniai medžiai, vaismedžiai, tai buvo koloninės obelis, veislė buvo pirmoji ta Arbat, pasirodė 95 metais. Ir tas straipsnis skambėjo taip. Obuoliai ant telegrafinio stulpo. Jablaki на телеграфном столбе, kas nesupranta rusų kalbos. Ir buvo parašyta, kad pirma veislė buvo išvysta Anglijoje ir tai buvo pumpurinė mutacija ir iš jos buvo išauginta keliolika medžių, kurios galima paskui parašyta, kad galima sodinti ten kas metrą, kas 70 cm ir kaip ta kolona atrodo ir kas tai yra tokio. Netgi kas pusę metrų. Dabar nuo to laiko prigijo pavadinimas balerina. Būtent balerina. Balerina vadinasi, tai turi būti siauras vainikas, labai siauras vainikas ir dekoratyvus ir nešti savį nemažai vaisių. Dabar mes stovim prie obels veislė flamenko, kuri buvo pasodinta prieš 20 metų. Dabar, kad žmonės įsivaizduotų, kas bus po 20 metų. Tai dabar aukštis yra 5 metrai. 5 metrai. Vienas kamienas. Dabar poskiepis, kiek prisimenu, yra MM106, yra vidutinio augumo poskiepis. Žinoma, jeigu poskiepis bus žemaūgis arba pusiau žemaūgis, tie medžiai bus mažesni apie 2-3 metrus. Jeigu poskiepis bus aukštaūgis, jeigu į paprastą antaninį, taip, vėsis pradės šakotis. Pirmais metais mes matysim labai gražius sodinukus, metro aukščio arba didesnius, bet po 2 metų, po 3 metų mes matysim, kad tie medžiai šakojasi ir gaunasi ne balerina, o šluota. Jo, žinokit, pirmas niuansas yra toks, kad toks medis pats savaime neužaugs dėka to, kad čia yra koloninė veislė. Taip, pats savaime neužaugs. Jį reikia formuoti, genėti. Dabar be abejo irgi kyla klausimų ir yra nusistatymas, kad pasodinau koloniją, pavyzdžiui, obelaitę ir man nieko nereikės daryti. Taigi jinai visą laiką ir bus tokia siaura, bus ten daug obolių. Iš tikrųjų, truputį yra ne taip. Dabar be abejo yra pagrindinis kamienas, esmė yra kokia yra. Ir ant to kamieno yra vaisinės šakelės. Obelų vaisinės šakelės yra ilgametės. Jos gali gyventi 3, 4, 5 ir 10 metų, bet jas reiktų laikas nuo laiko atnaujinti. Ką reiškia atnaujinti? Ir čia mes iš karto prieiname prie klausimo, kad tu pasakei, kad obelų, bet mes matome pardavime, medalynus, visur, kad yra skirtingų rūšių koloninių kad yra trešnės, slyvos. Taip, slyvos, jeigu šnekėti abrikosai, persikai ir taip toliau. Taip, jeigu šnekėti apie trešnės, tai trešnės vaisinė šakelė gyvuoja 2-3 metus. Antrais metais, daleiskim, vienmetukas pasodintas į vazoną, antrais metais tikrai atrodys kaip derintis kolas. Kaip vienas kamienas su trumpais šakučiais ir tenai bus ten vaisių. Išvis yra vaisinės šakutės, va tokios su trumpos. Tai atrodys tikrai gražiai ir įspūdingai. Ir pirmais metais pasodinus, jis žydės ir ten bus vaisių. Po metų mes matysim, kad dalis tų vaisinių šakelių nunyksta, apmiršta. Ir derėjimo zona persikelia, pavyzdžiui, nuo metro kažkur tai
tokiam lygiai 1,30 m, pusantro metro. Dar metai praėjo, apatinė zona bus visa plika. Čia be abejo pradės šakuotis. Tai jeigu mes genėsim pavasarį tą trešnę, tai mes išaugsim dar didesnį augimą. Jeigu trumpai tariant, nesigilinti į detalės, tai trešnių koloninių, tokia koloninė trešnė jums užauginti nepavyks. Tai neįmanoma praktiškai. Galima stengtis ir formuoti, tikrai dėti daug pastangų, bet tai bus dirbtinis medelis. Taip, galima ten bet kokį medelį paimti, ten, pavyzdžiui, ir liepą koloniją padaryti, ir uosį koloninę, janint 2 kartus, 3 kartus ir tokią koloną sustabdyti. Tada ateina kitas klausimas į galvą iš karto. Jeigu taip, tai mes tada bet kokią obelį galime padaryti, užauginti koloninę. Taip, taip. Bet kurią veislę, nesvarbu, ir auksį, ir popierinį, Taigi, ir Džonagoldą. Taigi turgui parduoda alyvinis koloninis, auksis koloninis. Tokio dar negirdėjau dalyko. Jau mano pažįstama agronomė tai įsigijo. Sakau, nu tai bent pasidomėtum, ar yra tokio, galėtum paskambinti. Tai tada išeina, kad vis dėlto... Tas pats, kai trešnė žydi, vietoj žiedo nebūna jokio pumpuro. Kai žydė obelys, toj vietoj, kur buvo žiedas, yra mėgantis pumpuras arba silpnas pumpuras, iš kurio gali išaugti vaistinė šakelė arba šakelė. Ilgai netempti temos, pasakysiu mūsų istoriją. 2000 metų pradžioje mes sužinojom, kad tikrai yra daug rūšių koloninių medžių, kadangi pastebėjom piešinukų įdomių, aprašymų, kad yra kolonijos trešnės, slyvos, persikai, kriaušės ir nuvažiavom pas tą augintoją. Nusipirkom kelis medelius, kiekvienos rūšies. Kai pinigai buvo sumokėti, aš paklausiau augintoją. Nu va, pas jūs yra tokios gražios etiketės, žiūrėkit, nu va, slyvų tiek kaip šaltalankio, aplypė, lapą nesimato. Kaip jis gauna tokį vaizdą? A tas su šypsenėlė pasakė, nu ponas Romai, taigi paėmė 3 slyvas, 2 lapelius, kompiuterį, multiplikuoja stulpelį, pasiduoja žolytį, priešais gražų kaimišką namą. Ir papauzės pridūrė, su tokia etiketė aš ir savo pagalį parduosiu. Taigi, kas ir dabar vyksta, istorija kartojasi spiralė, dabar ta karta, kuri... Anksčiau būdavo Photoshopas, dabar ChatGPT. Išsprendė šitą reikalą labai gerai. Gal tai yra mūsų nuomonė, bet kiekvienas gali išbandyti, nusipirkti kolonijų trešnį, pasodinti kas metrą ir paskui džiaugtis ar nesidžiaugti jų augimu. Nes, Romai, štai čia yra ne nuomonė. Čia yra faktas. Jūs matote 4-5 metrų vieną kamieną ir medelis tiesiog aplytas obuoliais. Dar anksti, jie dar smulkus, kada sustambės, tai čia bus įspūdingas derlius ir žinokit ir žiūrėkit, kiek jis užima. Tas medis neužima 1 kvadratinio metro. Ir jūs iš 1 kvadratinio metro galite gauti kibirą obuolių. Nu, gal daugiau. Gal ir net daugiau. Jo, tai čia vat yra esmė. Čia yra faktas. Čia nereikia nei Photoshopo, nei ChatGPT. O kas parodys trešnę tokią? Tikriausiai niekas. Taigi žiūrėdami į spalvotus paveiksliukus, pagalvokit, ar tai yra sodininkų fantazijos, ar tai yra... Svajonės, norai ir taip toliau. Svajonės, norai. Taigi vis dėlto manau, kad obelės koloninės taip. Tikrai egzistuoja. Tikrai verta sodinti. Tų veislių yra ir latviškų, ir lenkiškų, ir rusiškų. Ir ankstyvų, ir vėlyvų dabar. Ir selekcija vyksta toliau. Kur tikrai jūs galite pasodinti kas 70 cm visą eilę ir bus įspūdingas ir vaizdas, ir derlius. Bet kita vertus mes matom, kad tie medeliai paliekami likimo valiai. Ir išauga keli stiebai. Ir tikrai neprimena balerinos. Primena kažkokią tai, tikrai, kaip čia pavadinti, šluotą. Gerai, tada aš savo istoriją papasakosiu. Gerai?
Savo istoriją papasakosiu prieš, nežinau, prieš Irgi 30 metų gal nuvažiavau į Baptus, jo, ir tenai Medelyno vedėjas, paprašiau skiepuglių arbato, būtent koloninės veislės skiepuglių tam, kad paskiepyti, pasidauginti, pardavinėti, reiškia, sodinukus. Ir mane tas vedėjas priveda prie tos alėjos, sako, va čia dabar, aš sakau, kur čia? Prie metalinio angaro ten buvo. Taip, Jo, sakau, kur čia kolonija su Obelaitis, jis prieina, čia, sakau, kur čia, o čia atvirkščiai piramidinė forma. Didžiuliai 6 metrų medžiai su daugeliu kamienų ir taip toliau. Jokios kolonos. Tai žinokit, kad koloninės irgi reikia formuoti. Kur tokie medžiai sodinami? Vieni iš pirmų klientų atvažiavo iš Utenos ir nusipirko 72 Obelaitis koloninės. Buvau ten nuvykęs po keliolikos metų, pasodinta ant ribos su kaimynu. Dabar tų medžių aukštis yra ten 3-4 metrai. Žinoma, niekas neformuoja, tai bus, kaip sakai, aukštos piramidės. Bet abudu patenkinti. Ir kaimynas patenkintas, ir šeimininkas patenkintas, ir ten ir raudonai žydinčių, ir ružavai žydinčių, ir raudoni, ir geltoni obuoliai. Vienu žodžiu, tikrai kolonijų obelų yra didelė įvairovė. Tokios įvairovės jūs nerasit, kas liečia trešnės, kas liečia slyvas. Nu, pavyzdžiui, iš rusiškų slyvų yra tokia slyva kalanavidnaja. Pats pavadinimas sako, bet tai yra šluota, graži šluota, kai tas medelis yra 1,5–2 metrų. Bet teko matyti, kad tie medeliai po keliolikos metų išaugo iki 4 metrų ir paskui išsiskeičia ir tą vainiką reikia surišti arba su virve, arba kokiu špagatu, kad... Ir kolonavidnaja pasibaigė. Nu, nepasibaigė. Gaunasi rūpestis. Ką toliau daryti. Bet neišsigaskit, bandykit. Sodinkit. Sodinkit. Ir sėkmės sodinkaujant. Sėkmės.